Pasaulį, nes neturiu ką veikti. O čia rinkai, žinai. Nesvarbu. Čia. Gerai, podcastas, kelintas tavo? Pirmas, trečias, penktas, ko skirtumas? Penktas podcastas, sakykime, Martyno. Ir šiandien pakalbėsime apie Find Your Flow. Stovykla sporto, kuri vyks birželio 26-29 dienomis, 3,5 poros, ketvirtadienį važiuojam, susitinkam, pabendraujam, įsikūrėm, pasidarom lengvą mankštą treniruotę, pažiūrėsim. Penktadienį stipriai, šeštadienį stipriai, sekmadienis vėl pasportuojam ryte, pavalgom, paspaudžiam pitakėlius, sumušam žaibą. Gerai, žaibininkai, aš kaip iš karto, sveiki, už kameros sėdi Operatorius. Operatorius. Savamokslis operatorius. Taip, savo mokytis, savo iPhone filmuoju, bet nesvarbu. Aš iš karto pradėsiu nuo esminio dalyko, dabar įsivaizduokit, aš bandau pasijausti, kad nežinau praktiškai nieko apie jūs, arba tik šiek tiek jumis pažįstu, ne? Nesu jūsų tiesioginis galbūt klientas, o gal ir esu. Ir pavyzdžiui, aš labai norėčiau iš jūsų išgirsti iškart, kuom jųdviejų stovykla išsiskiria iš kitų sporto stovyklų. Man nereikia dabar žinoti, ką mes ten veiksim. Man neįdomu. Man paaiškinkit, kodėl aš turėčiau pasirinkti jūsų stovyklą. Visų pirma, jau matot vaibelį. Tai yra Martyno ir mano Gedimino vaibas. Ir realiai tai mes esam du čempionai. Yin yang arba bukas ir bukesnis. Viens kitą papildom. Suprantat, va tas yra, kad vaibas. Tokio vaibų nebūtų nerasi. Tas pingizimo kaulė. Buvo, šitas. Tu ilgas, aš smegenis, tu ilgas. Aš darbinis. Tai tikrai tokio vaibelio tai nerasit niekur. Mes neinam ten kažkokios super kačialkos padaryti, bet tuo pačiu metu ir sukursim tam tikrą krūvį, kur tikrai pataikysim pagal tave. Tai realiai vat, norim padaryti tokią stovyklą, kur atsimintum visą gyvenimą. Kad tai būtų kažkoks, gal net norėsi pradėti bėgioti daugiau. Gal norėsi vat, boksuotis, ar ne? Ir kojas. Ir kickboksuotis. Tai ta prasme, mes esam pasiruošę tiek investuoti energijos, kad tu tik tais laikykis. Gerai, aš iš karto su sekančiu klausimu, aš gaudau mintis, ką jūs pasakot. Taip. Dabar įsivaizduokit, aš gal truputį esu bėgęs kažkiek gyvenime, ne? Bet kickbokso nesu bandęs ir man dabar eiti į stovyklą, kur bus kickboksas, taigi mane ten nusidaužys ar sumuš, juk tai būna ar taip nebūna, prašau papasakokit, treneri. Tai tikrai būdavo anksčiau, tai kažkam esu irgi sakęs. Anksčiau būdavo taip, tu ateini, taip ir boksuoja, tu išeini arba net nebeišeini, arba išveda. Ir tada grįžti, arba nebenori grįžti, bet tai būdavo anksčiau, šiai dienai yra viskas labai pasikeitę. Šiai dienai mes iš tikrųjų mokiname žmonės, kad jie turėtų kažkaip bendrą supratimą, kas tas yra, kaip tai daroma, kodėl taip daroma, kodėl puolam, kodėl ginamės. Na, iš esmės, mokinam žmogui suprastų, kad, iš ko viskas susideda. Tai kickboksą gali būti niekas nedarė, pradėsim nuo abėcėlės. Tai ir atitinkamai taip ir eisim. Bus didžiulė grupė, lygiai bus skirtingi, kažkas bus pro, kažkas bus galbūt pirmas kartas, kažkas bus jau ten sportavo metus, dar 10 metų pertrauką, vėl sportuoja metus, kažkam bus 20, kažkam bus 40. Irgi amžius neturi įtakos. Ir mes pradėsim nuo pagrindų, kas pro gali ten jau kas pažengę yra darę, gali kažkokių ekstra veiksmų jam dadėsiu. Kas nedarė to, jiem realiai ir nebereiktų ekstra veiksmas, jis stovi ant savo 3 veiksmų ir šlifuoja 3 veiksmų kombinaciją, kaip pavyzdys, ne? Kas jau gali daugiau, daro 3 veiksmai, kažkoks gynybinis veiksmas, išėjimas, pasilenkimas, galbūt priėmimas, vėl dar 3 veiksmai, žodžiu, jau turim 8, 9, 10 veiksmų kombinaciją, na ir mes taip kelsim, kažkas bus, levelis A, levelis B, levelis C. Tai tavai pritaikysim krūvį. Kiekvienam, žodžiu, pagal patirtį, jūs jau patys žmonės supranta, yra sąmoningi, kad, aš negaliu atėjęs pirmą dieną ten iš karto, ne? Užsimenikas, dėlioju, žinot, jeigu tai būtų, taip. Aš pas mane, net neimtas sportą, aš pasijungiu YouTube'ą, pažiūriu videką, kai ten tas Mayweatheris, ir pats einu boksuotis, ką man čia reikia, tai mes mokinsim jumis nuo level A iki level Z, po biškį, kas galėsis tiek įsisavins, bet iš esmės tai neišsigąs, kad tikrai nebus ten kažkokio atėjau, dabar tu čia ginkis ir aš tave... Nes, pavyzdžiui, aš žiūriu tavo stories, žiūriu tavo stories ir jūs tenais iki nukritimo varot. Bet čia jau yra pasiekę. Tai jeigu šiandien žiūrėjai, tai ten mano grupė yra jau gal 3 metai, 4, tai įsivaizduoju. Kur tu ateini 4 metus, kur ten žmogus vienas pas mane eina į pradedančiųjų grupę, o jis pradėjo 16 metų. Jo. Supranti, jis ateina pabūt su Chembra, ko skirmas, jam tinka, ta pačių grupė jam tinka, jis daro tą patį, ką pradantieji, o aš automatiškai stengiuosi jam duoti kažką ekstra ir tą patį pradedantieji, ne? Taip, pradantieji.
Dažnai tą pradinuką. Bandau datemti, bet iki to, kas jau 16 metų, nors grupė pradedančiųjų, Taip. tu tai 16 metų patirtim, kitas 1 metai. Jo. Aš bandau jį pritinti, bet to 16, jam būtų, žinai, tokia kaip biškiai, žinai, arčiau. O tas 16, kur man jam fainai tiesiog yra su hiperkoidė. Tai va, Ir visi laimingi. taip jo. Gerai. Ta prasme, labai išsamus atsakymas. Man nebėra klausimų. Kiek pašnekėjau. O dabar man klausimas Simučiui. Jo. Nu tai tarkim, bėgimas toks labai kontroversiškas dalykas, arba žmonės labai mėgsta, arba labai nemėgsta, arba iš vis nėra bėgė ir nesupranta, kam tą daryti, ne? Dabar įsivaizduokim, kad aš esu tas žmogus, kuris vieną kartą galvoju, nu, reikia summer body pasidaryti, išbėgu ant asfalto su kėdukais ir sakiau, tada gyvenime nebebėgsiu. Ir dabar noriu stovkę. Taip, Ką man noriu daryti? stokti. Visų pirma, nebijok, nes mano filosofija yra flow. Flow yra begalybės toksai ženklas ir aš pagal grupę pritaikau krūvį. Žiūriu, kur yra, sakykim, į viršų eina, kiti žemyn ar ne. Tai jeigu yra pro grupė, tai krūvis pagal pro. Jeigu yra pradedančiųjų grupė, tada tenasi. Tada kažkur kažkas per vidurkį. Ir realiai mes dažniausiai padarom labai stiprų apšilimą, kas yra svarbiausia. Tada pasakau, dabar kebrytė bėgam pagal save, sakykim, 5% jėgos, 30% jėgos. Ir visi įsivertina, tu pagal savo jėgas, tu nevarai su kažkuo. Negali sprintuoti, nebelysi aplenkti tavęs, žinai. Jo, nori, tikrai nori. Bet aš pažiūriu pagal veidą, matosi net pas kitus lavondėmės tokios baltos. Ašarėlės. Ašarėlės. Tai dabar, tu tikrai tau nereikia varyti maks. Ir supranti, mano tikslas yra grinai visos treniruotės, kad tu išeitum nenusidrožęs, tu išeitum laimingas ir išmokęs bėgimo technikos, kaip dirba galva, kaip dirba rankos, kaip dirba kojos ir širdį susikontroliuoti, kad neužvaryt pačios pradžios ir viskas. Ir pernai, tas vienas turbūt esminių klausimų, jeigu man 30+, ar galiu prisijungti? Tai hebra, mano visa grupė šiandien buvo 3-3 vidurkis, gal 4, tai buvo 3-1, 3-1, 3-3 ir 3-7, kai šiandien. O kiek jums patiems metų? Man 33 tai bus. Man 3-8 buvo. Nu tai atsivaizduokit. Tai dar judam, dar 2 čempionai. Ta grupė, tas amžius ir centas gali būti, aš manau, nuo 16 iki ten 40+. Tai tikrai, mano vyriausias pinas yra 50, tenai buvo stovykla irgi nuo 48 metų. Tai amžius yra, tipo, tas riba tokia, didžiulį iš tikrųjų. Tai krūvis atmaškai tinka visiems, pagal save pasitaiksit ir tikrai nepražūsit ir viskas bus labai gerai. Ir savo bėgimas dar yra to įdomus, kad kai tu išmoksti, tau nebėra baisu bėgti, nes niekas mūsų nemokino, nei mokykloj, nei kažkur kažkokie treneriai, sakykime, nežino kaip tas rankas dėti, kur laikyti, kur ką. Ir pati buvai pernai stovykloje, kaip sakei, su Marčiu išbėgai į ligoninę atsidūrė ir 600 eurų. Taip. Jo, rimtai, jau hebra, nemokant bėgti, irgi dabar pasibėgti. Dar reiks pinigų ir ant stovyklos ir atostogų į Latviją tikrai važiuosiu. Taip, iš tikrųjų tai buvo, čia aš, užkadrėsiu, manęs nematot, bet aš nemokėjau visiškai bėgti. Ir atsimenu, kai Simutis sako, čia bėgsim, aš galvoju, o Dieve, tu šventas. Bet aš išbėgau visą laiką kartu su visa gauja. Jaunimas išbėgo ir buvo taip, kad kaip ir kažkas jau nebepatė. Nes aš noriu pasakyti, leisime vieną tokią labai svarbią mintį, ko nepamiršau, nes kažkaip kitai bėgas. Nežinau, kaip pasakyti. Komanda bėga. Nu, kažkaip kitaip. Komandoje, jeigu bus taip, ir komandoje yra tyrimai padaryti, kentėti yra lengviau, bet mano tikslas nėra sukurti kančios. Aš galiu padaryti tokį varkautą, kad tenais iškrisi iš pirmos dienos. Taip, bet tikslas yra, kad supažindinti su bėgimu, išmokinti ir dar noriu išmokinti, kaip tu gali susidėlioti vėliau savo gyvenime. Ar tu boksuojasi, kickboksai eini, ar tu tiesiog salėje eini. Bėgimas labai daug prideda pridėtinės vertės prie tavo treniruočių. Pavyzdžiui, aš kaip būnu toks, žinai, ne formą, galbūt, pasakyčiau, planuoju nesportuoju, žinai, arba tingiu kažkokią programą galvoti, arba kažkokią neturiu laiko pasistenį, aš tik išbėgu krosą, bet dažniausiai bėgu savo tokią firminę trasą 12 km ir toks lengvumas, žinai, visiškai lengvumas. Gali būti prisivajęs, gali būti neformą, bet aš pradėjau 12-13 kg. Visai kitaip toks 3 dienas toks, už jos toks. O, toks tai geras. O, toks, žinai, kad gerai pavariau. O tai įsivaizduok, kas bus po 4 dienų stovyklos. Po 4 išėlės, tai jo. Bet tai aš teisingai suprantu, kad žmonės dažnai klausia, ar tik bėgsim ir kickboksas bus. Bet juk bus ne tik. Taip, bus. Turėsim papildomų veiklų, turėsime dabar... Taip, bet tai bus ir jėgos treniruotės. Bus.
Čia irgi labai svarbus momentas yra. Galima užkrauti jėgą vėlgi pirmą dieną, galima paskutinį dieną. Taip, mes dar galėsim programas labai varijuoti. Pagal situaciją pristatyti. Taip, pagal situaciją. Būtent tas flow, find your flow. Pažiūrėk, kaip tu gali net atvažiavęs dirbti, ar atvažiavus dirbti. Ir papildomas buvo dar dirbančių tikrai. Ir dar pamiršom, tas papildomas veiklas bus plauk ledo vonis. Ledo vonis. Kvėpavimo pratimai labai svarbu, nes kvėpavimas padeda nusiraminti. Tai mes irgi pamokinsim. Galbūt, nenoriu pasižadėti, bet pernai mes turėjome masažistą. Galbūt ir šiemet turėsim, nenoriu pasižadėti. Tai turėsim jau. Turėsim. Atsiprašom, remontas, sustabdom truputėlį video. O dėl masažo, sugrįžtame į eterį, dėl masažo tai yra patvirtinta jau, masažistas bus. Ką tai reiškia, kad iš anksto atvykę galėsit pas masažistą užsirezervuoti savo laiką visom 4 dienom? Tai mes realiai visų naudų dar nepasakėm. Tai reiškia nakvynė, maitinimas, treniruotas profesionalų, Gediminas Simutė, pas profesionalų sportininką Martyną Daimą, Vizoraktyvų, 33 metų Vizoraktyvų. Po to ledo vonios tikrai bus. Taip, kvėpavimo pratimai. Kvėpavimo pratimai bus, masažistas bus. Ten bus grafikėlis, užrašysim, pas ten norosis ten pusvalandukas skirdavo jo žmogui. Individualiai. Nesvarbu. Tai masažistas bus, kas dar bus? Rėmėjų kažkokių. Rėmėjų dovanos bus. Nustebinsim. Žodžiu, vandens bus, visko bus. Vakarais bus interaktyvų žaidimai. Čelendžiukai. Ir bus animatorius bus. Ir bus ne tik fizinis aktyvumas, bet Gediminas Simutės mums ves sveikatingumo seminarą. Pavarysim. Tai viskas, man atrodo, viską atsakė mane. Daug ko bus. Birželio. Dar net nespėjom bevardinti, surašysim, sumesim eventai, Facebook'ai. Kur jums pasiekti, jeigu aš esu tik YouTube'o žiūrovas? Sveikit YouTube'ai mane, pirmas dalykas. Antras dalykas Instagram'e, po to Facebook'ai pasveikit draugus, ne visų priimu, bet jeigu pridėti draugus ir prašot, labas, man ir tašką priimu. Jeigu tik pakvietė, tu matai? Tai kaip šis suprasme? Man čia kaip suprasme? Aš visus priimu, man prašykit, nereik prašyti. Ir kitos nebetelpa už žmogų. Ai, aš turiu ištrinti jau, aš jau turiu full. 5 štukas, man štuka 3, bet... Tada jeigu žmogus man prašo labas, ir kažkodėl klausimą, tai problemos nėra. Bet jeigu tiesiog kažkies draugus, kam? Čia gerai. Kam? Tokia, sakėt, dar... Kur dar? Bet žinot, ko nepasakėt? Ko nepasakėt? Jokinga. Dabar jūs kad aš žiūriu ir aš nežinau, o kur vyks stovykla? Ai, Bet mes šį visur sakėm anksčiau, bet pakartuosim, mums tikrai negaila. Vyks Plateliuose. Vakarų Lietuva. Vakarų Lietuva, Paplatė, Žemaitija. Ten biškai virš plungės. Paplatėlė. Šiaip labai bus faina, nes dar vandenį darysim workoutų. Turi sugalvos vandenį? Net nesugalvosiu. Mes pernai darėm vandenį, tai čia jau bus bėgimas vandenį. Bėgimo pratimai. Kaip Jėzus per vandenį. Kaip undinės, kaip Jėzus. Arba kaip undinės. Skruosit vandenį. Tai vyks... Truputį papasakokit apie pačius poilsio namus, kur vyks. Kaip jie, kas... Šienainis, vila, brand new viskas, ten modernu, televizoriukas, Wi-Fi'us, ledų dėžės, buvo, pamenu. Chill zona, kavos aparatas. Kavos aparatas, dušai, standartiniai, geri. Lovos, kambariai. Lauke vietos belekiek. Lauke terasa. Ir kiek minučių iki ežero? Iki ežero 2 minutės. Gal net greičiau. Šliaužiant, minutė, gal greičiau piškom einant. Čia kosmosas. Tinklinio, ten visi tie kortai buvo. Aikštelė. Ta prasme, namukas buvo, žodžiu, ten prūdas, šiaip jeigu norėtum varlėm paplaukiot. Viskas buvo. Manau, kad grįžtam antrą kartą į tą pačią vietą, tai kažką tikrai reiškia. Gal kol kas geriau neradom. Mes norim padaryti, kad tai būtų tradicija. Graži tradicija ir kad žmonės ir nauji atvarytų ir seni. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu turėtumėt užduotį, kiekvienas po 2 išskirti. Po 2 priežastis, tai neturi būti sakinys. Trumpa priežastis, kodėl rinkti šitą stovyklą. Pradedam nuo Martyno. Ne, nusimūčiu. Nusimūti. Taip, tai aš visų pirma sakyčiau, tai yra emocija ir žmonės, nes realiai tai yra svarbiausi dalykai, bent man. Geras laikas ir geras savijauta. Tai garantuoju, bus geras laikas, faktas. Man asmeniškai patiko. Susigraudinau. Ai, sakė, neskaitė, ilgai skaisti. Nu, bet kaip bebūtų, projektas įvyko, aš pats visur stengiausi dalyvauti, visur sportavau irgi dar būtų tą dieną bloks, toks jau pusiau aktyvus, pusiau nebeaktyvus, nebeformai. Bet paskui galvoju, blema, čia... O, pavariau. Iš karto į varžybas, į olimpinės, kur tik tai pavariau. Tai va, tiek žinių iš mūsų. Ir dabar 30 dienų paminsim Instagramą, Facebooką. Ruoškitės. Nepykit, ruoškit, pasit like ir matot, pasidalinkit, pakomentuokit ir kas dar. Ir vietų tikrai yra ribotai, todėl užsakykit. Jo, vietų ribotų. Dėl to, kad namas neguminis. Su palapkė gal ir pritemsim, bet... Manau, pritemtume, bet pradžio bandykim į namą sutilpti su Hebra. Jeigu aš ir su palapkė išeisiu, man patinka. Kad būtų tas, žinai,
Full experience. Full house, full experience. Tiek žinių. Gerai. Bye bye.